prieš porą valandų įvyko Trumpo telefoninis pokalbis su Putinu. Prezidentai kalbėjosi apie pusantros valandos. Detalių šalis kol kas daug nepraneša. Rusai sako tik tiek, kad buvo aptartas įkalintų piliečių pusė ir paleidimo klausimas. Ukrainos saga, prekybos ir finansiniai reikalai, artimieji rytai, kiti klausimai. Trumpas Putinui osoba atvyktinėja. Dėl sutartų susitarimų bus lakomasi, turint galvoje, kad Trumpo gynybos sekretorius Tita Hexit šiandien atvyko į Briuselį į susitikimą. NATO formatai ir jau spėjo pareikšti Ukrainos narystė net nereali. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Ir kad nerealias mintis Ukrainai susigrąžinti prarastas žemes. Hexit also said that a return to Ukraine's Pushtivichka Norway before Russia invaded Crimea and Eastern Ukraine is an unrealistic objective. Šiandieninis prezidento Trumpo skambutis prezidentui Putinui atrodo tarsi tokia suderinta praeitais, ne USA diplomatinė akcija Ukrainos krizai spręsti. Kartu tai ir meteoro didžiojo ryškumo diplomatinis signalas Lietuvai, kad maždaug pastarųjų 15 metų Vilniaus užsienio politika is an unrealistic objective. Nerealistiška. Ukrainos tempimas per kraują į NATO yra unrealistic. Nealistiška. Pronifika reiškia klaidinga, ydinga ir net pavojinaga. Lietuvos valstybei dabar ukrainiečiai turėtų savęs paklausti, už ką ir dėl ko konkrečiai jie kariuoja ir šimtais tūkstančių žūsta. O Lietuvai vardan ko ir kam mokesčių mokėtojų valstybės pinigai ir technika siunčiami į Ukrainą. Rusai skelbia, jog Putinas Trumpai pareiškęs, kad norint sureguliuoti Ukrainos konflikto būtina likviduoti pirminės konflikto priežastis. Dėti NATO slinkties į rytus sukeltą geopolitinį pavojų Rusijai. Kaip į šį pareiškimą reagavo Trumpas, rusai nenurodo. Pokalbio pabaigoje Putinas Trumpą pakvietė oficialaus vizito į Maskvą, o prieš tai pakvietė į Kremlių atvykti už USA delegacijom visapimančioms dėryboms. Priminsiu, kad Lietuva Maskvoje šiandien neturi net savo ambasadoriaus. Taigi karščiausias naujienas ir informacijas apie dėrybas Kremliuje Lietuvos prezidentas sems iš pirmų šaltinių, laikraščių ir influenza antraščių. Jei ant Lietuvos dar liko bent krislas Esviko, pro apie kurį kalba prezidentas Trumpas savo komunike, o apie pokalbį su prezidentu Putinu, tai Lietuva nedelsiant privalo skelbti pirmalaikius prezidento rinkimus, o mėnesį po jų ir Seimo, kad Lietuvos valstybei būtų sugrąžinta politika ir valstybė vėl pastatyta ant racionalijos, subalansuotos, dalykiškos vidaus ir užsienio politikos be jų, jei tik dar ne per vėlu.